Sveiki bičiuliai, sveikinasi iš dar vienos nuostabios lapais nuklotos rudens dienos. Ir šiandien kalbėsime apie skubius ir svarbius gyvenimo darbus. Kas yra skubus darbai? Skubus darbai tai yra tie darbai, kurie sudaro didžiąją mūsų dienos dalį. Tai yra važiavimas į darbą, produktų pirkimas, automobilio tvarkymas, namų tvarkymas ir visi kiti mums puikiai pažįstami darbai. Šitie darbai, skubus darbai, atima didžiąją dalį mūsų gyvenimo laiko. Bet yra ir kita gyvenimo pusė, kuris susideda iš svarbių darbų. Svarbus darbai daugeliu atveju nėra skubus darbai. Jie tarsi visada yra mūsų gyvenimo fone, bet mes dažnai juos atidedam. Atidedam dėl to, nes gyvenimas mus įpareigoja nuolat ir nuolat suktis šitam beprotiškam rate ir daryti tik tai skubius darbus. Bet kas tai yra tie svarbus darbai? Svarbus darbai yra tie darbai, kurie turi liekamąją kažkokią tai vertę mūsų gyvenimui. Tai gali būti mūsų studijos, mūsų kažkoks tai hobis, kuris teikia mums prasmę. Tai gali būti vaikų ugdymas. Tai gali būti bet kokie dalykai, kurie yra svarbus būtent tam žmogui. Ir šitoje vietoje galbūt reikėtų taip pat paminėti, jog mums žinomi garsūs žmonės, kurie išties yra labai daug pasiekę savo gyvenime, kas tai bebūtų. Ar mes imtume, pavyzdžiui, Mozartą, kuris ne tik, kad turėjo labai didelį talentą, bet jisai tapo Mozartu taip pat dėl to, jog savo gyvenimą jis paskyrė būtent svarbiem darbam. Tai yra pirmas dalykas, kurį jisai darydavo atsikėlęs ryte, tai yra jisai sėsdavo prie kūrybos. Galime imti bet kokius kitus žmonės, kad ir iš sporto pasaulio. Michaelas Jordanas tapo turbūt ne tik Michaelu Jordanu dėl to, kad turėjo begalinį talentą, bet todėl, kad visą savo karjerą paskyrė būtent žaisti krepšinį, tobulinti savo įgūdžius, kuriam paskirdavo didžiąją dalį savo paros laiko. Ir turbūt tai yra vienas iš esminių kriterijų, kuris skiria daug pasiekusių žmonės savo gyvenime nuo eilinių žmonių, nes daug pasiekę žmonės sugebėjo taip sustruktūruoti savo gyvenimą, jog galėtų jį paskirti ne tik skubiem darbam, bet ir svarbiem, esmingiam darbam, kurie įspaudė labai didelį pėdsaką ne tik tų žmonių gyvenimuose, bet ir visos žmonijos istorijai. Tad tradiciškai linkiu pabaigoj šito kalbėjimo, kad mes gebėtume atskirti, kas yra skubus darbai mūsų gyvenime ir kas yra svarbus darbai mūsų gyvenime. Ir taip pat gebėtume sąmoningai šitiems svarbiem darbam paskirti gyvenimo laiko. Nes tik tai šitie darbai ir šitas paskirtas laikas nuspręs, koks iš tiesų bus mūsų gyvenimas. Tiek.